ką darai? O kas čia yra? Kas čia yra? Kas čia yra, tu žinai? O, vaikinė. Taigi, dar viena savaitė, dar vienas vlogas. Atvežė tiesinimų reikia paruošti, kad matytus galinis ratas, nebūtų pakojų galinių, šimtis pino ir nuimti visą feiringą, bet kad matytus priekinis ratas. Nu gerai. Tai va, gerai, tavo galas, man feiringas. Praeidu daryti tai. Dabar. Dabar. Ir va, netrukom net valandas, kažkas tokio. Valandą, biški gal daugiau ir 100. Motas paruoštas yra tiesinimui, geriau spėjimai, bus tiesiai ar netiesiai. Gali būti tiesiai, gali būti. Gali būti ir netiesiai. Gali būti ir netiesiai, ne, aš manau, kad čia tiltam ir šakiam labiau yra. Nu, bet čia viską parodys, to atvažiuos ir paaiškins. Tu atvažiuos dėdė vienas ir išsiaiškinsim, ar šitas yra tiesus ar netiesus. Priekis ant ribos, miniatiūrinas realiai negerai, galas negerai. O karštas su Maikė, čia atrodys, kad mes filmavom praeitą vasarą visus šitus epizodus. Tai jo, prognozė šito gražaus motociklo yra, kad jis yra kreivas. Kreivas yra nedaug. Reikia galą padarys. Šiek tiek atsisveikinsim su juo, lauksim eiliai. Tai neliūdėkit, parašykit komentarą, palinkėkit gerą tiesinimąsi. O kas tiesina, jau? Ką? Toks labai greitas, netikėtas motociklo pasiėmimas, tiesinimą. Organizuotai gerai judėjo. Go! Oho, Giedriau, ką darai? Na va, aš pasirašiau dėti cilindrus. Sutepta, nuvalyta, išvalyta, bet reikia įrankių žiedam ir reikia niutomenetrinio rakto. Laukiam, kolega atvažiuos ir dės. Žodžiu, cilindrai sudėti, viskas gerai, tipo, inspektuota, reiktų dėti galvas ir toliau rinkti. Ne, viskas tvarkoja, čia tik patikra, kad nieks negalvotų. Ne iš oro žiūriu, susirašyta yra tvarka, viskas tvarkoja. Šitas realiai... Viskas pagal CVO mano. Žodžiu, dabar esmė reikia ieškoti tos gumelės. Pametėm vieną gumelę. Ir nukrito į postalinį sąvartyną. Girdėjau, kad žemė lygtais lieti. Čia yra užkulisiai, kurių nematot. O kas čia yra? Kas čia yra? Kas čia yra, tu žinai? Dabar trauksiu. Taigi, motociklas toliau renkasi. Dangteliai uždėti. Valas, dėsis, varžtai paruošti, Giedrius, telefonė, nedirba. Super. Šiaip labai gerai šiandien pasidarbavom, daug sudėjom, apvalėm visą motorą, tai ir jau šitas renkas, šitas irgi jau renkas netgi. O, vaikinė, o švieš, o gražu.
o blizga, o brangu. Ir kaip tau atrodo? Neblogai. Neblogai. O dabar bus prikolų, kaip sakoma. Šitas bus skerdžiamas biškė motociklas. Mano pirmas, kaip sakoma, projektas. O šiaip tiesiog nurinksim viską, kaip supratau. Nurinksim, nudažysim ir dėsis kažkokią grafiką. Kol kas laikui bėgant, tai reikia jį paskleisti. Gerai seka, iš tikrųjų daug nurinkau. Priekis, galas, bakas, vairas, dėžės, viskas surašyta, viskas sudėliota į dėžutės, čia dar yra pomidorai su agurkais. Apart to, sekas puikiai, renkas toliau. Geras. Papasakok, ką čia darbavais, kol manęs nebuvo. Papasakok? Ruošiu didelę dalį kniaukiau, ko nemėgstu daryti. Nupoliruokite detalės, nupoliruokite, bet nupoliravo. Gražiai va dabar kraunam tepalo bakelis, jau biškai apsirinko čia visur pravodkę susitvarkė, kas buvo. Vargsta Giedrius. Pirmas labai lengvai, antras nenori lysti nors tu ką. Nuvokočių planas atleisim bakelį. Atleisim jau jo nuodėmės ir... Tau atleista. Viskas nuvalyta, viskas viduj švaru, visas tarpinėlės, viskas sutepta, viskas kaip čiki breik. Bet va, jisai nenori. Komentuokit kas kokį būdą. Kadangi prakalbam apie čerį, pažiūrėkit video, kur padarėm su Šarūnu. Labai gražų video. Jeigu dabar neįsidės, negalės įdėti video. Aš nesuprantu, bet šitą nesakau. Tu turi užsimarinuoti ir jis tada įsideda. Labai beveik. Tu kvepuok, ne? Tai kažkaip su laiku kvepavimą. O, taip, išlikt. Gerai, bet neišjungiau. Opa! Bet per anksti paspaudžiau. Nežinau.